Oi, labas rytas. Atsikėliau savo šabakštynę, labiau kaktusinę. Šito spyglio gauti užpakalį, tai blemba būtų ką veikti. Kaktusai, 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 dviratis, kaktusai, 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 kaktusai. Tai miegojau šią naktį jau. Kas yra geras ženklas, reiškia, pakankamai pavargau. Tai va, jau kelias net šalia esantis nelabai trukdė man daugiau kaip bangavimas jūros. Meditacija daugiau ramina. Pasidarysiu kavos, gal net dar vermišelių nudulsų turiu. Tai gal tuos dar įsivirsiu, kad nereiktų tampytis. Ui. Viršaus net nesidėjau. O palapinę pasistačiau vis tiek, nes vakar sakiau, kad nesistatysiu net. Bet pasistačiau, nes paskui pagalvojau, kad ir šitam kilimėlį biškį saugiau neprasidurs. Ir kitas dalykas, čia visokių vis tiek odų, ten vabzdžių yra. Nuo tų biškį padės. Gražus dangus buvo, biškį debesų, bet ant juoko. Nu, čia pas mane jau ir žadintuvas skamba. Tai va. Žodžiu, viskas gerai, dienai pasiruošęs ir varysiu. Oi, blemba, jūs nepatikėsit, kaip specialiai. Dabar tik pamačiau, kad padanga visiškai kiaura. Nežinau, ant ko aš čia užvažiavau. Net šitie spigliukai neturėjo pradurti, jie per daug maži. Gal kokio didesnio užvažiavau. Eina šikt. Nu. Nieko, dar nėra pasaulio pabaiga. Turiu ir skysčio, ir šitų vikšrų užkišt. Sliekų. Tai pabandysiu pripūst, pažiūrėti per kur leidžia ir gal išeis kažką sutvarkyt. Bent jau iki miestelio davažiuot. Kaip specialiai. Nu, bandau tvarkyt. Žiūrėsiu, ar pasiseks ar nelabai. Nu ką, bandžiau aš ten biškį paklijuot. Bet keliose vietose, aš manau, kad nuo tų kaktusų gali būt, nors ten saugau, nesiliečiau labai, bet ant žemės priklita tie spigliai limpa tiesiog. Bet galvojau, padangos storesnės, tie spigliukai ten maži. Tai net, odą čiut praduria. Tai padangos tikrai negalvojau, kad pradurs. Ir šiaip nemanau, kad jie gal kažkur kitur užvažiavau. Bet viena skylė, net ne vieno kelio su šone yra padangos. Tai vieną lyg užmontau, bet pas mane tiesiog pompa jau taip užakus nuo šitos oro kaitos, tai karšta, tai šalta. Olia. Pravažiavo toks vyrukas ispanas. Nekalbėjo visiškai angliškai, bet suprato, kame problema. Tai turėjo tą rankinį kompresoriuką. Pompa tai pripūtė. Nu ir lyg neleidžia, dabar greitai pramyniau, dar prasukau ratą iš abiejų pusių. Tai įsivaikščio turbūt šitas skystis ir užkamšė gal tas skyles. Atvažiavau čia prie vienos degalinės, dar biškį norėčiau dasipilt dar to skysčio. Su kompresorium dar biškį dasipūst, prasuk dar geriau ir tada jau ramiai varyt. Bet kad čia kompresorius neveikia, tai yra dar viena degalinė, tai reikės turbūt pavažiuoti kitos degalinės. Gal ten veiks. Aišku, dabar irgi atrodo, kad viskas gerai, bet nenoriu rizikuoti, kol esu netoli miestelio, tai reikia sutvarkyti, nes paskui, kai striksiu kur nors vidury niekur, tai tada bus tada bebro užpakalis. Ant kiek gyvenimo ironija yra. Prisipučiau šiandien padangas ant aukšto slėgio. Ir spėkit, per kur reikia važiuoti dabar.
smėliai smėlynai. Kaip aš visada sakau, yra final boss, kur atkarpos, kur atrodo, kad specialiai sudėtos, kad pasunkint prieš tą paskutinį finišo pasiekimą. Tai dabar kaip tik išsileisčiau padangas per pustą slėgį, kad lengviau smėlio būtų važiuoti, bet neišeis, nes bijau, kad dar prasivarė tas skystis. Tai nenoriu rizikuoti. Nu, bet ką, ne pirmas final boss. Įveikėm praeitus, šitą irgi įveiksim. Welcome to Portugal. Atvykau į Portugaliją. Persikėliau, čia keltas buvo. Va. Ten kitas krantas jau Ispanija. Tai tas keltas, tai čia turbūt mažiau nei 5 minutės užtruko. Su tokiais olandais dar pakalbėjau, tai nespėjau net nufilmuoti įvažiavimo. Bet viskas, paskutinė šalis. Neįtikėtina. Nežinau, kad Portugalija šitą dalyką daro, tai čia gaminama druska taip. Tiksliai neatsimenu, bet tiesiog prileidžia jūros vandens, liktais gal ne jūros. Žodžiu, vandens prileidžia šitus visus ir tiesiog džiovina. Ir gaunasi taip druska. Paskui ją sustumdo ten su tokiais grebliais, kas kažkiek laiko. Ir džiovina ir paskui tiesiog surenka. Tai čia tokių druskos fermų jau pravažiavau gana nemažai. Ir pradžioje galvojau, gal klystu, gal čia šiaip kažkas. Bet ne, tikrai druska dar ten toliau matosi, visas kalnas tos druskos jau prieštabeliuotas. Visai įdomu, nes galvojau, Indijoje ten Himalajas ir, Himalajas aišku kasykloje gamina, bet Indijoje mačiau kažkada YouTube daro ir panašiai. O čia vat pasirodo ir Portugalijoje daug druskos. Nu ir čia jau atradau vieną, kur jau ta druska biškį sustumdyta. Susikristalizavo, sudžiūvus. Tai va, ten visi klodai. Tai visai įdomu. Čia aplink pilna tokių baseinų. Bet kažkaip nei vieno žmogaus nematau, tik mašina viena ir viskas. Tai gal kažkaip čia ilgai gana užtrunka, tai nieks ir nesėdi. Šiaip žiauriai šūdnas kelias. 20 km iki hostelio davažiuoti. Bet pirmus 10 km tai aš nežinau, gal 1,5 valandos važiavau. Smėlis. Kalnai, kalneliai, reikia nuo dviračio nulipti kalnus varyti, nes tokio statumo, kad tiek į viršų, tiek į apačią. Visos kojos, visas murzinas, kojinės. Nu žodžiu. Batai balti visi. Tai kaip atrodau, taip ir jaučiuosi. Ir dabar 10 liko, tai per Holivudą važiuoju, čia turbūt labai turtingi dėdės gyvena, nes tiesiog vilos, viskas belia kaip sutvarkyta, keliai nauji nutiesti, apsauga, atskiras prekybos miestelis padarytas, toks jau irgi labai super fancy. Nu žodžiu, belia kokia didumo namai, čia tai dar čia turbūt į pabaigą. Čia jau nabagėliai gyvena palyginus ten, kur pravažiavau.
Bet vaizdas tai žiauriai gražus. Ir va ten jau toli, gal kažkiek matosi, jau Atlanto vandenynas. Aš labai gerai matau, per kamerą nežinau ar matysis. Nu ką, atvariau į šitą savo hostelį, viską priėmė, dviratį pasidėjau, viską pasidėjau. Pats hostelis 3 eurų, tai nėra pats pigiausias, bet labai džiaugiuosi, nes labai tvarkingas. Vienas tik tais kambarį esu, plus pagrindinė gatvė čia ir kažkurioje pusėje yra jūra. Eisiu pavalgysiu, svarbiausia, kad įsimaudyčiau, nes, nu, to prasme, tokio murzinumo. Čia aišku biškį ir degęs, bet, nu, come on, čia va. Ir gerklę dar pradėjo skaudėti, tai nusipirkau biškį vaistų. Tai turėtų biškį padėti. Tikiuosi, kad nebus kokia angina. Nes per visą kelionę nieko neskaudėjo, viskas buvo gerai iš sveikatos pusės, tai tikiuosi, kad taip ir liks. Tai tiek šiam vakarui. Gera diena, 100 kilometrų beveik. Sakau labanakt ir varau ruoštis ir miegoti. Labas rytas. Ir galimai pagal planą paskutinė mano kelionės diena. Laukia apie 120 km kažkur plius minus. Nuotaikos, nežinau, toks mixed feelings, nes naktis buvo labai sunki. Užmigau greitai, bet gerklę paskui žiauriai skaudėjo visą naktį. Tai tos vaistus gėriau, nelabai ką padėjo. Tokios ir nuotaikos. O dabar šitų dulkėtų keliu prie 27 laipsnių ir važiuojam. Kaip matot, kelias nėra labai įspūdingas. Tikrai negaliu sakyti, kad kol kas labai kažkas gražaus buvo. Tokie gatvės, namai ir gravelis, žvyrkeliai visokie irgi nelabai gražus. Tai net vakar kelias gražesnis buvo. Nu, bet dar kilometrų liko. Tai manau, kad pačiam gale bus jau kelias žymiai gražesnis, nes ten jau turėtume pajūriu važiuoti, tai jau Atlantas turėtų matytis ir panašiai. Esu aš ten buvęs prieš tai tikrai gražu, kiek pamenu. Tai jeigu pačiu kraštu važiuosiu, tai bus fainai, jeigu panašiai kaip čia, tai ne kažką. Tai va, bet kokiu atveju, sunki šiandiena. Kūnas turbūt jaučia, kad jau viskas, finišas arti, tai pasidavinėja pabiškį. Ir atskėliau, tai išvažiavau. Ir galva pradėjo skaudėti, ir sloga, ir gerklė skauda. Ir šiaip toks, žiauriai nuovargis pasijuto. Nežinau, labai prasta savijauta buvo, bet prišovau vaistų, valgiau biškį geriau. Tada GPS-as išsitrynė, nežinau, kažkodėl Portugalijos visas žemėlapis, reikėjo vėl stoti persirašyti. Tada kroksus pamečiau savo, tai reikėjo 8 km vėl grįžti, ieškoti. Tai ačiū Dievui, radau, viskas gerai, tai vėl tada 8 į priekį. Tai apie nieką irgi kilometrus susukau, žodžiu, labai nesėkminga diena kol kas, bet pabiški. Aš čia dabar lygiai 4, tai dar turiu 3 valandas, tai manau, kad davažiuosiu.
Ką? 30 kilometrų. Teliko. Nu ką, kalnas žudikas. Nerašo net statumo. Eina, jaučiu stačiausias kalnas, kokį važiavau per visą šitą kelionę. Bet užvažiavau. Štai jam ir Atlantas. Oh my god. Eina šikt. Mirtis. Nu ką, kalnas žudikas. Nerašo net statumo, nes per statučią smegenim suvokti. Eina, jaučiu stačiausias kalnas, kokį važiavau per visą šitą kelionę. Bet užvažiavau. Štai jam ir Atlantas. Oh my god. Eina šikt. Mirtis. Dvidešimt kilometrų po 2 kalnų žudikų. Laukia dar 4 kalnų žudikai. Nu ką, chebrytė. Viskas, pasiekiau finišą. Vau, negaliu patikėti. Daug emocijų. Kaip čia įrašo, viskas, 0 kilometrų liko man. Nuo Barenco jūros iki Baltijos jūros, nuo Baltijos jūros iki Viduržemio jūros, nuo Viduržemio jūros iki Atlanto vandenyno. Nu, jausmas tikrai labai geras. Tikslas pasiektas. Dabar tik mėgautis vaizdais.
Oi, tai norėčiau pirmą padėkoti visiems, kurie mane palaikė, o labiausiai tai norėčiau padėkoti savo žmonai, kuri palaikė, nežinau, 1150%. Tai pirmą išleido šitą kelionę, antrą motivavo, visais būdais palaikė, kad nesustočiau ir toliau važiuočiau ir pasiekčiau šitą savo tikslą. Tai ačiū didžiausias jai.